Įprastai dailylentė yra 3,6 m ilgio. Čia turiu tokį mažesnį pavyzdį, tiesiog keli niuansai, pakuotė, markiruotės, storis ir jūs žinot, kad tai mūsų produktas. Ant kiekvienos pakuotės būna lipdukas su užrašu Sadral. Taip pat dailylentės yra perdegtos plėvele, kad nesusibraižytų paviršius. Kiekviena dailylentė turi identifikacinį tokį kaip kodą, kur yra parašyta, kad pagaminta akmenėje, gamybos data, dažymo data. Sadral dailylentės yra 10 mm storio, Sadral Click yra 12 mm. Tai dailylentės būna ant fasado, yra vėjo apkrovas ir kuo dailylentė storesnė, tuo jinai tvirtesnė. Darome kiekvieną dieną, kas 2 valandas. Turime vokišką lenkimo mašiną. Turim minimumą 7 megapaskaliai, bet mūsų vidurkis, sakykime, yra apie 9 megapaskalius. Tai yra tam, kad jaustumės tikrai saugiai, kad nebūtų ateityje jokių problemų. Į tai žiūrime rimtai. Jeigu kalbėsim apie Sadral Lietuvos gamintojo lentelės, tai ten yra spalvininkas yra patvirtintas, viešai interneto svetainėse nurodomas, bukletuose. Elementariausia tai yra skaičiai. C01 tai yra balta, C02 yra gelsvas, virš 30 spalvų. Dažų sukibimą galima patikrinti pačiu paprasčiausiu būdu. Tai paimti tesą lipnią juostą ir tiesiog priklijuoti ir atplėšti. Ir atplėšus lipnią juostą neturi būti jokių dažų likučių. Dažų sukibimas turi būti idealus, norint, kad spalva, kad dažai laikytų bent jau 10 metų. Todėl mes ir tikrinam kelis kartus per dieną, kiekvienai spalvai. Visiškai atsitiktinai tai gali būti 8 ryto ir 8:30 antras bandymas, gali būti 8 ir antras bandymas 14 val. Tiesiog gamyba niekada nežino, kada ateis kokybės kontrolė ir patikrins, todėl jie visada privalo daryti gerai. Galbūt visuomenė yra mitas, ar ne, kad kai kurios spalvos šviesios ar tamsios laiko geriau ar blogiau. Ir aš noriu pabrėžti, kad mūsų dažai yra gaminami vienu būdu. Šiaip esu susidūręs su tokia situacija. Žmogus galbūt pirko ir lietuvišką gaminį Sadral, bet nusipirko kito gamintojo ir kai pritrūko, pas mus atėjęs norėjo dasipirkti ir tada pamatėm, kad pagal spalvą tai jis buvo panašus gaminys, pagal lentos paviršių panašus gaminys, bet kai jis atnešė pavyzdį ir pridėjom prie esamo mūsų pavyzdžio, pasirodė, kad jisai yra truputį platesnis lenta. Ten buvo ar 20 cm plotis ir plonesnė 8 mm lenta. Kai mūsų tarpu yra 10 mm lenta ir 19 plotis. Labai sunku pasakyti, ar daug rinkoje žmonių, kurie nepažįsta Sadral, bet tikrai žinau atvejų, kai žmogus giriasi, kad nusipirkau Sadral dailylentes, o pasirodo tai yra ne jos, kitokia struktūra, kitokie dažų sukibimai. Mes prekiaujam 14 metų. Tie žmonės, kurie jau tada rado galimybę nusipirkti jas, šiai dienai džiaugiasi, nes po 14 metų jie sako, kad išvaizda nepakito.